Tai šiandien prasideda prologas, 11 km prologas, tai tikslas šiandien tikrai nespausti maksimumą, prologę galima nieko nelaimėsi, o pralošti galima tikrai labai daug. Tai tikslas šiandien galbūt netgi pralošti kelias sekundės ir atsistoti į rikiuotės antrąją pusę, kad rytoj turėti tokią aiškesnę vėžę. Vakar bendravome su vietiniais lenktynininkais, tai sakė, kad rytoj bus vienas sunkiausių ruožų, būtent dangos prasme. Jisai bus ypatingai minkštas, tai visur, kur reikia staigiai stabdyti, galima tikrai kažką prisidaryti. Tai taktika pirmuose ruožuose išsiaiškinti pagrindinį klausimą, tai yra degalų suvartojimą, nes kopose degalų suvartojimas gali siekti velniškai daug. Naujo keturračių tikiuosi tikrai pagreitėti ant tiesiųjų ir jausti mažiau nuovargio ant duobių vien dėl šakių eigos. Tai pagrindiniai du tokie tikslai arba lūkesčiai. Taigi maža klaidelė vidury greičio ruožo, nei tą posūkį nusukau. Tai praleidau vieną waypointą, teko grįžti. Tai tenais sugaišau iki, minutę, galbūt biškį daugiau, nežinau tiksliai. Bet kitas motociklistas pasidėjo, tai minutė tikrai. Ir tuomet jau važiavau, bet kiti tai paklaidžiojo dar rimčiau. Tai vienintelis šiandien neklaidžiojantis, tai Gajetanas. Sveikiname jį. Jisai turbūt ir yra šios dienos keturračių prologo nugalėtojas.